aklavietė. Visa ta sistema būtent tai, kas, žinai, yra vadinama... Coca-Cola stick. Būtent kokios jums pagalbos reikia, kur jūs dirbat, žinai, jie identifikuoja, būtent tai yra sistemos atmetimas. Tas pareigūnas, kuris iš tikrųjų buvo kaip konsultantas, kuris buvo konsultantas, Šiaip realiai šito videos buvo testas tiesiog patikrint. Jo. Šiaip šito live streamo testas, live streamo priežastis tiesiog protestuot kaip toks layoutas naujas atrom. Čia va, dabar kur čia viską pasidariau. Tai aš čia papasakosiu, kur kas čia yra. Tai va, matot, čia yra feedas iš kitos kameros. Jis seka mano veidą visą laiką, tai va, kad ir ką bedaryčiau, visada būna centruotas veidas mano. Tai jeigu norit, gali čia žiūrėt, gali čia į mane žiūrėt. Aš čia kamputį būsiu pasislėpęs. Gerai, ką šitas rodo? Šitas rodo live view countus, tai pavyzdžiui dabar aš pats pasijungęs vienas esu šitą live streamą, tai rašo vienetą. Tada čia yra totalias peržiūras, tai tarkim, jeigu atėjo 2 žmonės, tada išėjo, tada vėl 2 atėjo nauji, tai čia šitas skaičiukas 4 bus, tiesiog kiek aplamai peržiūrų susilaukia live streamas. Čia, manau, aiškinti nereikia ir taip visi suprantat. Bet čia nėra donationai, čia yra komentarų kiekis. Pavyzdžiui, žiūrėkit, dabar čia bus šitoj pusėje komentarai, dabar įrašysiu kokį nors komentarą. Pavyzdžiui. Hello. Įrašiau. Atsiras čia hello ir šitas pasikeitė į 3. Reiškia, kad šitam streame buvo parašyti 3 komentarai. Tai jeigu nori, kad čia toks kaip prikolas gaunas, kad daugiau gali paspaminti į chatą, kad kuo įmanom daugiau dolerių privaryt. Čia, kur 10-ukas, gal šitaip geriau parodysiu, o čia va. Čia, kur yra 10, tai čia yra mano dabartiniai prenumeratoriai, tai 10 subscriberių turiu. O kur ten 100 yra va čia va. Tai čia yra, subscriberių goal, tipo tikslas, kiek aš planuoju pasiekti. Tai maždaug paaiškinau, kur čia ką rodo, kad nekiltų neiškumų po to ir kad klausimų nekiltų, žinot, ką čia aš rodau ir panašiai. Tai va, ir jo, aš nežinau, kokį čia dydį geriau man pasidaryti. O šitai gal, visai nieko taip. Jo, kamputį taip patogiai visai. Tai va, tai ką, dabar aš čia užsidėsiu savo galvą šitai va, tai ką, tada ačiū, kad žiūrėtų. Tai tikiuosi įdomu buvo pamatyti tokį layoutą. Aš dar pats asmeniškai nemačiau tokio, kad kažkas naudotų. Taip tiesiog iš Counter-Strike 6 HUD sugalvojau streaminimo pasidaryti layoutą. Tai jau. Ir tikiuosi, kad jums patiko. Tai jau, kas žiūrėt nuo pradžių šitą live streamą, tai tiesiog užuojauta jums. Tai ką, gerai, čia.